Taigi šiandien noriu pristatyti mūsų pašnekovę. Jos dar nematote ekrane, bet tuoj išvysite. Tai pas mus lankosi Mamukas. Jos tikras vardas yra Adelė, tai va, jeigu dar kas nežinojo, taigi žinosit, kad tai ji yra Adelė, tik tai jos pseudonimas yra Mamukas. Tai ji yra paprasta, bendraujanti, labai atviras ir nuoširdus žmogus ir nebijo pasakyti savo nuomonės, ko jau visiems ir trūksta kartais, kad va, pasakytų va, nuomonę, ką iš tikrųjų galvoja, tai todėl aš ją ir pasikviečiau čia. Ji yra žiūrovė kažkur apie metus laiko. Daugiau, manau, ji pati galės papasakoti apie save, kai mes su ja pasisveikinsim. Labas, Adelė. Labas, Sofija. Norite išvysti Adelę? Norite išvysti Adelę? 3, 2, 1, face reveal, prašom. Štai matote ir Adelę ekrane. Tikiuosi, džiaugiatės. Kai kas gal nėra matę Adelės Mamuko gyvai. Nu, ne gyvai, bet tiesiog gyvą veidą, ne tik balsą. Tai štai mūsų Adelė. Gal kažką norėtum pradžiai pasakyti? Nežinau, žinokit, baigiu pana savo visą širdį, bet kaip nors važiuosim. Važiuosim. Supratau. Gerai, tai manau galime po truputį pradėti. Tai norėčiau pirmiausia gal paklausti, kaip tu pati jautiesi, ar šiek tiek jaudinais prieš pokalbį, ar iš vis jokio jaudulio nejauti, kaip yra. Jeigu tu klausi, ar aš jaučiu jaudulį, tai patikėk, žiauriai. Žiauriai jaudinaus, bet labai džiaugiuosi, kad čia mane pakvietė. Tai tikėkime, išsiaiškinsim dalykų, ko dar kažkas nepasakė. Aha, nereikia nieko jaudintis. Viskas, Adelė, yra gerai. Nusiramink, jau didžiąją dalį padarei, tai yra jau pasirodėjai, prisistatėjai, pasisveikinai su žiūrovais, viskas yra super. Tai manau, galim pradėti jau patį pokalbį. Tai kiek laiko jau esi pačiame Twitch'e? Tai seniai bandžiau atsiminti. 8 metai. Nu, tikrai jau ir nežinau, užsilikau gan ilgai ir dar gal būsim. Gal dar bus. O Dar pabūsim. 8 metai, nu čia tikrai didelis laiko tarpas, sakyčiau. Nežinau, ką tu nuveiki per tuos 8 metus Twitch'e, bet pirmiausia, gal norėčiau išsiaiškinti, kaip tu iš vis atradai tą Twitch'ą, kaip sugalvojai, kad va, nueisiu, rašysiu twitch.tv, enter. Bandžiau atsimint ir negaliu, žinok, atsimint niekaip, bet aš nujaučiu, kad iš kažkokio youtuberio tikriausiai, kažkur pamačiau linką. Žinau, kad atėjau ir buvo tais laikais dar labai populiaru visi GTRP pati pradžia. Žiauriai bangos, tai turbūt, sakau, kažkur, net turbūt nesumeluočiau, jeigu sakyčiau, kad iš LTU Republiko. Tiprasi, iš kur daugiau tais laikais buvo galima sužinoti, nes daug Twitch'e būdavo, tai jie Twitch'e ir būdavo. Ir YouTube'o, o YouTube'as vis tiek buvo ant bangos. Supratau, tai reiškia visą tavo Twitch'o žiūrėjimo era prasidėjo nuo būtent RP streamų, video ar panašiai. Jo, nu, ta prasme, būtent va, streameriai dažniausiai darė tais laikais. Tai va, kažkaip metu ir iš tikrųjų ir pažintis tas visas. Ir aš labai laukiau. Tai, nu, mano, kaip sakė. Tai 8 metai Twitch'e. Pradėta nuo GTRP. Ok. Bet dabar jau atėjo nauji laikai, per 8 metus tikriausiai labai daug kas pasikeitė, bet gal pirmiausia pakalbėkime apie apie šį laikotarpį, tai kadangi tu esi mačiusi ir anksčiau, kadangi prieš 8 metus pradėjai žiūrėti ir anksčiau daug streamų, tai turi labai įvairių tokių patirčių, kurias galėtum ar norėtum gal pasidalinti su žiūrovais. Ir aišku, dabar gal galėtum pasakyti, ką šiuo metu žiūri iš streamerių, kas, pavyzdžiui, tave domina ir sudomina. Gal, pavyzdžiui, vėl žiūri tos pačius RP streamus, o gal iš vis pakeitė į kitą pusę, pradėjai žiūrėti kažkokius kitokius. Tai va, norėčiau, kad plačiau papasakotum. Jeigu taip pagalvojus, tai iš tikrųjų dažniau ateinu į Twitch'ą dėl pažįstamų. Tai pažįstamų streamus, tai daugiausiai, nežinau, šiaip tikrai žiūriu ir Sofiją, ateinu ir
ir labai neseniai iš tikrųjų Princą Bebę atradau. Mhm. Net nežinau, iš tikrųjų, streamerių aš ateinu daug, nes kadangi aš turiu labai didelių planų, aš visada ir pažiūriu ir mažus streamerius, ir didelius, tai pagrindiniai turbūt ir būtų vat Sofija, Čestovas, Princas Bebe, o daugiau žinok, nelabai. Nelabai. Daugiau va taip užeinu, va taip pasižiūriu, bet manau papasakosiu dėl ko. Gerai, galėsi papasakoti vėliau dėl ko. Gerai, tai dabar žiūri pagrindė 3-4 streamerius kažkur, kiek va, mintis man padeda, bet esi mačius ir žymiai daugiau, tai gal galėtum papasakoti, kokias pagrindinės klaidas daro streameriai, arba, pavyzdžiui, kokiam klaidas, pavyzdžiui, nuo anksčiau pasitaisė streameriai ir jų nebedaro, o dabar, va, pavyzdžiui, arba atvirkščiai, dabar daro, anksčiau nedaro tų pačių klaidų. Ir pavyzdžiui, kokią kontentą tu iš vis nemėgsti ir net nežiūrėtum. Tai kiekina iš tikrųjų tų klaidų tokių, kad streameriai užsisėdi ties vienu. Jie sėdi ir, ta prasme, jie netobulėja. Tai iš tikrųjų tikrai daug turi labai gerą startą, bet jie stoja ties to pačiu, ko pradėjo. Tas yra labai, nesmagu, nes vis tiek ateini ir tada tiesiog to atsibos. Tai turbūt didžiausia bėda. Antras dalykas, labai jaučias žmonės, kurie pradėjo tai dėl pinigų. Bet, kaip sakau, nei vienas darbas neprasidėjo, kad tau sumokėjo, o tada tu pradėjai dirbti. Tam yra, ta prasme, laikas ir kiti tiesiog tingi dirbti, jie nori visko iš karto ir tas labai jaučiasi net atėjus. Tai čia dvi yra didžiausios, ką daro streameriai ir tie patys dideli streameriai, jie patiem kažką daryti ir jie laukia, jiem kažkas duos, kaip sakant, pakeitimą. Tai sakau, ir tas labai matosi ir tas labai baido nuo tų streamų. Tai, žodžiu, pagrindinės klaidos yra tas pats per tą patį darimas ir pamiršau, dar paminėk kokią. Dėl pinigų. Dėl pinigų. Tai va, pirmas dalykas, nestreaminkite dėl pinigų vien. Antras dalykas, nestreaminkite visą laiką to pačio ir atraskite vis kažką naujo. Ne tai, kad to pačio, bet, ta prasme, tobulėti reikėtų, ta prasme, atrasti naujo. Nes jeigu tu esi streamer ir tu žadi streaminti 10 metų, pradėsi ties vienu ir, ta prasme, netobulėsi, kada neturėsi tų žiūrovų. Šiaip Dar turbūt dar pertrauksiu, turbūt dar vienas irgi susikūrė savo community laiko. Ta prasme, pas juos susirenka tie toksiški žmonės vadinami ir jie tam pritarė ir tiesiog atėję žmonės negali jaustis gerai dėl to ir pas juos nieks nebeina. Supratau. Jo, aš tikrai tau pritariu ties visais aspektais. Kai tu ateini pas streamerį, gal tu jo nelabai gal žiūrėjai, tu vis tiek turi kažkokius jau įsikėlusius tikslus, ką norėtum pamatyti. Tai ko tu tikiesi, pavyzdžiui, atėjus pas naują streamerį, į jo streamą, kokio kontento, ar bendravimo, ar community tu tikiesi? Tai turbūt pagrindas iškart norėčiau, kad mane priimtų kaip žmogų, kad nebūtų taip, oi, čia kažkas dar naujas atėjo, panašiai. Norėčiau įsitraukti tą patį community. Jeigu aš matau, kad community's geras, reiškia, ir streameris yra geras. Nes iš tikrųjų, kaip sakau, tavo community's yra tavo atvaizdas. Ir jeigu atėjus tave atstums, kaip sakant, kažką pradės kalbėti, tai, tu niekada nenorės tokiam stream'e būti ir žinos, kad tas streameris palaiko tos žmonės. O daugiau turbūt, iš tikrųjų aš palaikau tuos įdomesnius žaidimus, man visada bus įdomu pažiūrėti. Ir šiaip, jeigu žmogus bendraujantis, galima diskusijų užvesti, tai mane tai visą laiką traukia. Diskusijos Adelė traukia. Tai jeigu norit, kad Adelė pas jūs ateitų, tai užveskit diskusijų, bendraukit su ir priimkite jo į savo community ir Adelė pas jūs ateis, žinokit. Tikrai taip. Tikrai taip. Dabar prieikim gal prie tavo praeities, jeigu tu nesupyksi. Tai
Mano žiniomis, aš aišku tuo metu net nebuvau Twitch'e, net neįsivaizduoju, kas ten vyko, tai man pačiai labai įdomu. Tai tu pati buvai streamerė kažkada labai senai. Gal norėtum pasidalinti kažkokiamis įžvalgomis ar kažkokiamis istorijomis, ar nežinau, ką Nu, galėtum gerai, papasakot gerai. apie praeitį savo? Aš galiu pasakyti, kaip aš iš vis realiai jau visiškai įsitraukiau į Twitch'ą, Mhm. kaip aš gavau mamuko vardą iš viso, nes viskas iš tikrųjų iš Twitch'o atėjo. Tai aš atėjau, žiūrėdavau įvairius streamerius, tikrai dalinsiu net neatiminčiau. Bet pirmas, į kurį aš atėjau, buvo Kafemas. Mhm. Jisai, kas bus senam stream'e žinos, Kaziuko visi roleplay. Ir aš ten įsitraukiau, mes labai daug iš tikrųjų bendravom Discorduose, panašiai. Ir aš visą laiką esu ta, kuri visą laiką pamoko kažką. Ir ta prasme, ir pas mane atrodo į svečius, tie patys streameriai, žiūrovai, visas tas community susirinkdavo. Ir tiesiog sakydavo, nu, tu esi grina mama, grinai mamukas. Nu, va taip pat ir užsitikau šitą vardą. Jo, ir tada iš tikrųjų aš kažkaip galvoju, aš žaidžiu, bendrauju, kodėl mane pasileidus? Tiesiog. Tai Mhm. aš paleidau streamą, atsimenu, realiai ten kokybės, nu, nulis ten buvo, nu, ten, ta prasme, su šiais laikais ten tikrai nepalyginsi. 4 metai atgal, tai čia labai seniai. Mhm. Ir aš tiesiog bendraudavau, žiūrėdavau daug visokių video su žmonėm, aš turėjau labai stiprų Discordo community, mes sėdėdam iki paryčių, žiūrėdam filmus, žaisdavom, darydavom. Tai iš tikrųjų ir dėl pinigų, realiai ką esu iš donation, atsimenu, viską naujiems streameriam esu atidavus. Ir man buvo malonu pradėti tokią veiklą, nes daug kas žino, kad aš esu bėganti, lekianti, daranti viską, aš viską noriu. Tai iš tikrųjų va taip viskas ir prasidėjo. Kokios Mhm. man įžvalgos laikais, jo, buvo gan lengva, nes mūsų buvo mažai, bet darbo yra, prasme, atsimenu, tie patys būdavo 4 valandų streamai, dar kažkas. Žiūrovam atrodo tai lengva, bet iš tikrųjų, kiek darbo tu turi įdėti, kiek tu savęs turi atiduoti, kosmosinis dalykas ir aš kiekvieną streamerį palaikau, suprantu, kiek jie įdeda darbas yra įdėtas. Mhm. Tai va, būtent tokios turbūt, kad, nu, nėra lengva būti streameriu, bet jo, bet smagu. Jeigu mėgsti daryti tokius dalykus, tikrai smagu. Smagu, va. Jeigu mėgstat tokius dalykus daryti, vadinas darykit, nes tai yra smagu. O po to gal išeis ir kažkas daugiau iš to, kaip Adelė ir sakė. Gal ir dirbt pradėsit. Gal ir dirbt pradėsit. Tai, o ko dažnai patys nepastebi žiūrovai streamuose, į ką žiūrovams kartais reikėtų atkreipti dėmesį atėjus į streamą, nu arba atvirkščiai, pavyzdžiui, streameriui reikia atkreipti dėmesį iš žiūrovų pusės. Vat čia, nes aš išskiriu realiai dvi žiūrovų. Yra žiūrovai, kurie ateina gero gameplayaus pažiūrėti ir kiti ateina pabendrauti. Nu ir dar netgi trečią tokį trolių tą tokį community pasakyčiau, kuriem reikia bairių, prikolų ir nieko daugiau. Na, labai priklauso nuo žmonių, ko jūs patys norit. Jeigu jūs norit gero gameplayaus, tikrai Lietuvoje nėra tiek daug žmonių, kurie gerai kažkokį žaidimą žaistų. O pavyzdžiui, tų bendraujančių yra per daug, pasakysiu. Čia nesumeluosiu. Ir net galėčiau tą užvesti ir temą, net kuo skiriasi prieš tai viskas ir dabar. Aha. Čia viskas bus lygiai tas pats klausimas, kaip sakant. Nes prieš tai būdavo labai lengva pradėti streaminti, nes buvo mažai. Jo, Tų pačių žmonių. dabar tikriausiai daugiau žymiai. Ta prasme, dabar yra tiesiog daug. Ir tuo pačiu ir buvo labai daug skirtingų žiūrovų ir panašiai. Aš, pavyzdžiui, net buvau uždavus klausimą, vat kompanijai, vienas streameris neturi partnerio. Mhm. Niekas nesusimąsto, ta prasme, todėl, kad tiesiog tų žiūrovų nebėra ir Twitch'as iš tikrųjų po truputį, bent jau lietuviškas, jisai
slenka į apačią. Nes žmonių streaminančių yra per daug, turi kompą streamini. Tai tas yra labai skaudu, kad nebėra to kokybiško atsirinkimo streamerių. Aš nuėjau 5 minutės pas tą, aš 5 minutės nuėjau pas tą ir toks išsibarstymas lieka. Ir aš manau, kad laikas būtų tiesiog susijimti streameriam ir suprast, ar jie gali streamint, ar jiem apsimoka streamint tuos 3 metus su 1-3 žiūrovais, ar geriau tiesiog susirast kompanijas, kurie jie streamint tiesiog. Mhm. Nu, Tai vat iš tikrųjų šiaip labai gerai pasakei, nes žiūrovas pats negauna kokybiško turinio, nes jeigu jis vaikšto nuo vieno streamerio prie kito streamerio, jis realiai pamato beveik nieką. Nu, tipo, jis pabūna vienam, jam pasidaro nuobodu, nueina į kitą, tada į trečią, ketvirtą, ir realiai jis vis tiek praleidžia, kas buvo, pavyzdžiui, pas pirmą streamerį, gal kažkas įvyko gero ir jis tiesiog praleido vien dėl to, kad jam pasidarė nuobodu ir jis išėjo pas kitą tiesiog. Nes dabar yra labai didelis pasirinkimas, tiesiog ką nori, tą žiūri. Jo, tai sakau, tiesiog ta visa visuma, nu, jos yra tiesiog per daug ir tų vien žiūrovių streamerių yra tiesiog per daug, kur tie patys streameriai geriau, kurie yra mažesni, nu jeigu jūs matot, kad jums neišeina, geriau tada eikit pas tos didesnius streamerius, nežinau, bandykit su jais bendrauti daugiau, panašiai. Aš savo community užsiauginau, atsimenu labai paprastai, aš eidavau per streamerius, aš bendraudavau ir iš tikrųjų, nu, be galo, aš ta prasme, tų pažinčių turėjau ir nėra sunku, jie streamint, jūs padarysit viską, kad jūs turėtumėte didžiausią. Tiesiog reikia padaryti namų darbus ir pasidaryti savo tą community. O kaip sakau, įsijung kamerą ir pasijung CSGO, nes čia bet kas gali. Jo, aš suprantu, apie ką tu šneki, bet ar tas toks lindimas didesniam streameriam neatrodys labai keistas, kad tik tai dėl klauto? Nes kai kurie, aš tikiu, kad nori gal bendrauti su tais didesniais streameriais dėl klauto, nors iš tikrųjų reikėtų bendrauti ne dėl to klauto, bet kaip ir sakai, dėl kolabo, ar tiesiog nori padaryti tokį bendrą kaip community streamerių. Jo, čia yra irgi tiesos, tokia skaudi, bet sunki tiesa, bet aš galiu kad ir duoti pavyzdį. tą patį. Yra streameris Helderis, taip? Aha. Aš atsimenu jį jisai streamino dar mano laikais, kai aš streaminau, jisai pradėjo tai. Ir jisai buvo visiškai be charakterio žmogus, mažas streameris, bet jūs pažiūrėkit dabar. Ta prasme, tai gal kiti sako, o Helderis sulindo ten į ne kokiam Republikui, bet jisai bendravo, jie tapo draugai, jisai norėjo gero tiek savo, tiek, ta prasme, tiesiog ieškojęs pažinčių. Tai sakau, jeigu tokiu tikslu, tai taip, bet jeigu klauto, tu, ta prasme, vienąkart pasinaudosi ir daugiau, kaip sakant, negrįši, tai o kam stengtis, bet visi tada supras, ko tu nori. Ir greitai atsirinks, ką žiūrėt, ko nežiūrėt ir būsit prarasta. Jo, šiaip labai palėtėjai tokias gilesnės temas, kurių nemanau, kad kiekvienas galėtų viešai pasakyti, kaip iš tiesų, žinai, yra. Bet man kyla dar toks klausimas, tai kadangi tu sakai, kad pasirinkti, jeigu jums neina, tai gal kažką kitką galvokit, žinai, jeigu matot, kad neina jums streamai. Jeigu eina, irgi turit nestovėti vietoj tobulėti. Tai kuo tada geriau būti? Ar streameriu, ar žiūrovu? Jo, va čia yra, aš šitą dalyką labai ilgai mačiau ir galiu pasakyti tiek. Streameris pavargsta. Tiesiog baigia. Tai reikia turėti labai stiprų charakterį, kad streamint ilgai, turėti pastovumą, ką pasakyti, savaitę streamins, išsisemsi, nebeturės ką kalbėti, nebeturės ką žaisti, tai viskas. Iš tikrųjų, jeigu žmogus turi stiprų charakterį, turi ką paveikti, turi daug idėjų streamint. Važiuokit, trūksta, tikrai, aš galiu pasakyti, trūksta gerų streamerių. O pavyzdžiui, žiūrovų, tai turbūt bet kas gali būti. Kaip sakau, riteriai mes šiandien esame. Tai pašnekėt, kaip sakant, pabūt, pabendraut, turbūt kiekvienas gali ir tai yra daug lengviau, nes tavęs nemato. Tu rašai, ką nori, tu darai, ką nori. Ir
Sakau, čia jau yra žmogaus pasirinkimas. Jeigu jisai gali streamint, tik tą ir siūlyčiau. Bet Mm. jis turi tą charakterį užsiauginti, turėti stiprią odą, nes heiteriai, visa kita, jie, ta prasme, bus visur. Jo, kad heiteriai tai bus visur ir visada, ir jeigu pas tave dar nėra, vadinasi, tu dar nesi pakankamai žinomas streameris. Nes jeigu tu žinomesnis streameris, automatiškai turėsi ir heiterių. Jeigu jų neturi, tai vadinasi, tu dar labai mažai pasiekęs, žinai, būtent streaminime. Bet aš gal pasakyčiau, žinai, dar ką, kad streamerių yra per daug, o žiūrovų yra jau per mažai. Nes tiesiog Aš va tą pradžiai sakiau. Jo, Jo. jo, jo. Nes aš sakau, seniau, nu gerai, pažįstu ir Pamaivą. Jinai, pavyzdžiui, turi partnerį, taip? Mhm. Bet tais laikais, kai jis streamino, jie streamindavo Jėzus runeskeipus, visokias dotas, nu, visiškai, ta prasme, paprastus, tiesiog šnekėdavo, bet jie turėdavo po 150 žmonių. Nes tiesiog buvo tokie laikai, kad čia buvo aukso amžius, atradimas, Twitch'as, gamina. Ir dėl ko tai buvo, aš sakau, aukso amžius, todėl kad daug kas bijo, kad yra gameris. Tais laikais šita tema buvo tokia baisoka. Mhm. Nu, ir kas, bachūrai žinojo, kad ten CS žaidžia 1.6, ten taip toliau, panos tylėjo kaip pošluota. Tai čia aukso amžius ir visi tada pradėjo, tai čia žiūrėk, čia kažkas streamina tipo Runescape, aš irgi galiu pasakyti, kad aš žaidžiu Runescape. Atsirado draugystės, bendravimai ir vat, iš tikrųjų, sakau, buvo tada labai lengva ir tų žiūrovų susirasti, tiek dažnai, nes dabar va, ateina penktadienis, nu, 50 streamerių supranti ir tu nežinai, ką žiūrėti. Kokia pažįstama situacija. Na, tas ir aš sakau, jau reiktų jau pasidalinti, kas pirmadienį streamina po pietų, kas ryte, nes čia tiesiog yra per daug. Aš darau, sakau, Twitch'ą ir aš tiesiog atrodo, nu, aš neberandu naujo, nes nežinau, kuris naujas. Realiai. Tai Nes naujų kasdien ateina. Taip, tai va būtent kasdien, kiekvieną dieną jų pilna, ateini, pafollowini ir tu net labas negauni. Tai koks? Nežinau. Va tie, va. Aš kaip klausiu žmonių, kurie, pavyzdžiui, kartais streamina, nes aš būna kartais pafollowinu tiesiog, kad, tipo, matau lietuvis streamina, kodėlgi ne. Tai sakau, žinai, dėl ko tu streamini? Sako, dėl savęs streaminu. Ir suprasti pasakymą, žinai, taip, nu, savotiškas toks pasakymas, dėl savęs streaminu. Jo, čia vat yra pats blogiausias iš tikrųjų pasakymas. Nu taip, tu streamini dėl savęs, bet tada tu nesakai, kad aš neturiu žiūrovų, aš neturiu ten community ir panašiai. Taip ir pasakyčiau, tu dėl savęs streamini. Mhm. Nu taip, toks, sakau, labai įdomus pasakymas dėl savęs streamini. Ir iš kitos pusės tada galvoji, dėl savęs streamini, aha, tai kam tu tada rodai kitiems, jeigu tu dėl savęs? Taip. Ir irgi taip. Tai va tą ir turiu omenyje. Tai labai... Jokinga situacija. Jo, labai jokinga situacija, labai įdomiai. Kadangi aš esu dar, sakykime, labai nauja, aš ten gal esu 2,5 metų, tam tai čia, 3 gal su žiūrovo patirtimi. Gal galėtum papasakoti, ir man pačiai labai įdomu, kaip keitėsi tas kontentas Twitch'o nuo tų laikų, kada tu prisijungi kaip žiūrovė, kaip streamerė, ir dabar, va, kokie va skirtumai, gal yra panašumų tame irgi? Kaip dabar taip pat pagalvojus, seniau buvo labai lengva streamint, labai lengva buvo sukurti kontentą, nes nieko nebuvo. Ta prasme, aš atsimenu, kai pirmą kartą esas streamino 30 be miego. Tai čia buvo kažkoks wow, ta prasme, dalykas. Tai per žinias rodė, ta prasme, kas antras streameris tą patį daro. Tai va, iš tikrųjų, tuo ir skiriasi, kad seniau kontentą, bet kokį žaidimą pajungti, nes buvo daug senų tų žaidimų, keista žaidimai, visi juos mėgo, visi juos žaidė, lengva tos žmonės įtraukti. O dabar sunku. Turi konsolę, kiekvienas turi kompiuterį, tie žaidimai nebėra tokie įdomus žmonėms. Tai tuo turbūt ir didžiausias skirtumas. Jėzus, bulviniam kameram, ten kai streamindavo, tai prieš 6 metus ten vos matydavo į pikseliais mėtydavo.
bet ant tiek būdavo smagu ir žiūrėdavai ir dėmesio nekreipdavai. O dabar, taip, dabar yra kokybė, viskas daug tvarkingiau, atsirado moderatoriai. Seniau tie moderatoriai nežinojo, ką daryti reikia. Kažkas parabanino, kažkas padarė, bet tikrai dabar yra viskas tvarkingiau, daug mažiau heito, aš galiu pasakyti, nežinau, ten viens su kitu, streameriai, o Jėzus, kaip vadino viens ant kito, aš tikrai Ai, atsimenu ne daug vieną būdavo dramą. kažkokių dramų. O Jėzus, kito, žinot, dabar, kaip sakant, draugai vienas tarp kito, bet seniau, Jėzu, ten spėk tik tai galit, kas su kuo susipykę. Sakau, o Blemba. dramą įtraukdavo, tai sakau, žinok, būdavo labai įdomus dalykai, buvo labai daug naujovių, visiems viskas buvo priimtina ir nieks nesiparindavo. O dabar ir žiūrovai yra, kaip sakau, išpyzdėję, nes tiesiog visi daro tą patį. Nu jo, nes kažkas sugalvoja idėją arba pamato užsieniečiai, kad padaro, jie tada pasiema sau ir daro tą patį. Tai nėra blogai, bet norėtųsi, kad kažką ir savo įdėtų, ne tiesiog vien tik tai tą patį kopijuotų ir štampuotų, kaip sako. Kaip sakant, tie patys subatonai. Karolis paėmė iš užsieniečio, bet tada visi paėmė ir perdarė kaip norėjo. Republikas tai pradėjo. Jisai, kaip sakant, taip, tai pasiėmė už užsieniečio, bet ir po to visi perdarė, dabar visi daro subatonus ir nieks nebando daryti kažko naujo, nesugalvoja. Tai kodėl jūs neištraukit kažko iš užsieniečio, ta prasme, perdarykit savaip, nieks nesupyks, bet darykit. Bet to trūksta, kad žmonių ir jie neįdeda to daro namų darbų ir, kaip sakant, eisim šiandien Valorantą žaisti. O ką daugiau? Reikia irgi. O ką daugiau? Ne, viskas yra gerai, kai tu paimi kažkokią idėją ir perdarai, bet svarbiausia, kad tu stengtumės perdaryti pagal save, kad matytųsi, kad buvo kažkiek ir tavo darbo įdėta. O kad jūs ar vienas ar kitas streameris paims kažkokią kitą idėją, tai čia viskas yra okei. Manau, kontento idėjomis, manau, gerai dalintis, vienas pamatė, gali pasimti, bet kokiu atveju, pavyzdžiui, jeigu aš kažką sugalvočiau ir kažkas norėtų paimti, prašau, imkit, persidarykit savo, gal kažkaip dar geriau padarysit, negu aš padariau ir valio, aš tai džiaugčiausi. Aišku, yra kitas dalykas, kad kiekvienas dabar streameris turi savo tokį ego, kur ir po to sako, tu mane kopijuoji, ne, aš tave kopijuoju, tu mane kopijuoji ir taip toliau. Ir tada, aišku, tikriausiai kyla kažkokios dramos dėl to. Taip, o būtent tas yra, kad daug kas nori dalintis. Aš labai laukiu, kad streameriai viens su kitu kolabintų, bent viens kitam. Tikrai man yra smagu, kai eina, tau čia nustatymus padėti, kaip panašiai, labai trūksta to viso, kaip sakė, jūs esat bendradarbisi. Kodėl jums nereikia bendradarbiauti? Jūs galite padėti kitam, jūs galite sugalvoti kartu kažką daryti. Čia nėra problemos, aš tame nematau net. Aš irgi nematau, aš ir kartais, kai pafollowinu kažką, sakau, tai tas follow, sakau, nieko nekainuoja, ten visiškai naujas, matau, gal tam followerių turi, visiškai nieko nekainuoja, sakau, aš kaip kolega tave pafollowinu ir tiek, žinai, sako, kolega, ir taip, jo, nes tu streaminu, tai kolegos, ne taip. Jo. Vat sakau, trūksta to viso širdumo iš kitų, iš mažesnių, nėra ko bijot, ta prasme, jūs esate visi vienam bliūdė, tik vienas anksčiau atėjęs, kitas seniau. O jeigu dabar lygintum, aišku, nekalbam apie specifinius dalykus, ten kameros, kompai ir panašiai, to anksčiau nebūdavo, tokių gerų, gražių, blizgių, su šviesytėm ledais ir visa kita, bet ar kontento kokybė buvo geresnė tais laikais, ar dabar geresnė yra kontento kokybė? Twitch'e. Jeigu man rinktis reiktų, aš manau, žinok, nuoširdžiai grįžčiau geriau į senus. Nes kontentas tiesiog buvo, visi buvo drąsi, ta prasme, jie ėmė tas idėjas, darė, nesiparino, gal dabar seniau buvo labiau gamingas, dabar daugiau gal pokalbiai visokie daugiau įsitraukia ir panašiai, tai iš gamingo pusės sakau, kad seniau buvo daug geriau, o dabartiniais laikais tiesiog community'ai, ačiū Dievui, jie auga, bet aš tikiuosi, kad pritrauksim dar daugiau žmonių ir aš net
sakau, džiaugiuosi, aš turiu geriausius draugus iš Twitch'o, aš turiu verslo partnerį iš Twitch'o, tai ta prasme, čia dalykų man padarė labai daug gyvenime Twitch'as ir aš esu dėkinga ir kad ir koks jis bebus, aš jame būsiu. Nu, už tai aš tau va paplosiu, nežinau, ar matysi, bet tikrai paplosiu, labai fainiai pasakė ir tikrai, manau, kiekvienas tiek streameris, tiek žiūrovas gali pasisemti kažko vieni iš kitų ir nebūtinai būtent apie streaminę, aplamai susirasti draugų, susirasti pažinčių, nežinau, susirasti, kaip va, tu sakai, partnerį verslo radai. Tai manau, Twitch'as yra kaip atviros durys, į kurias įeini ir gali ir atrasti kažką naujo sau. Gamingo Tinderis. Gamingo Tinderis. Va, čia idėja. Imkit, darykit. Darykit. Va, ką tik nemokamą idėją daviau. O taip, nemokamą idėją. Imkit, padarykit gaming Tinderį, kad būtų tik tai gaming community Tinderis. Tikrai padėtumėt, tikrai žmonėm padėtumėt. Taip, kalbėjai, kad labai daug ko tikėsi, bet norėčiau įsigrynint būtent, ką konkrečiai norėtum matyti lietuviško Twitch'o ateity. Ko tikiesi iš jo? Iš tikrųjų, ko tikiuosi, tai kad ateis dar daugiau. Aš tikiuosi, maži dideli streameriai pradės collabinti, bijot viens kito, kad ir maži su mažais, dideli su dideliais. Kadangi, kaip ir sakiau, turiu verslo partnerį ir mes kaip tik planuojam verslą streameriais, tai žinokit, sakant, aš jums pagalba. Prašom, kreipkitės. Nes tiesiog aš noriu, kad streameriai pradėtų galvoti idėjas, pradėtų greeninti, pradėtų daryti kažką įdomaus. O aš manau, ir žmonėms bus įdomu ateiti ir pamatyti, kas tas Twitch'as. Tai aš tikiuosi užaugimo ir tikiuosi, kad žmonės susikaups ir padarys dar daugiau. Tai labai va, klausykite, užsirašom. Ir manau, kad ateityje dar su Adelė kalbės ne vienas streameris. Dėl tam tikrų priežasčių, kurias jie tikriausiai atskleis ateityje. Vis tiek, mus žiūri dabar tiesioginiai transliacijai ir YouTube'ai žiūrės. Ką palinkėtum, kurie tavęs dabar paklauso, ką palinkėtum, ką jie turėtų daryti ar nedaryti, ką galvoti ar negalvoti, kad galėtų surinkti, pavyzdžiui, daugiau žiūrovų, kad pritrauktų tų daugiau žiūrovų. Vis tiek tu turi ir streamerės patirties, ir žiūrovės patirties. Tu labai galėtum, manau, tikslingai atsakyti šį klausimą. Tai dabar galbūt pradėsim nuo streamerių, tai nebijokit žmonių, nebijokit suklyst, nebijokit, tiesiog eikit, darykit ir visada kitą dalyką kažkada jums pasiseks. Ir šiaip priimkit naujus žmonės, nebijokit tapti jų, nebūkit aš streameris, aš aukščiau, būkit žiūrovo, kaip sakant. O žiūrovams palinkėsiu taip pat nebijot bendrauti, nebijot užsukti į kitus streamus. Jūs niekada nežinosit, kada atrasit savo šeimos tiesiog vaibą, kada atrasit tikrus draugus, o jų rasti tikrai galima. Kaip sakant, rašykit, nelokit ant stream, jūs net neįsivaizduojat, kiek jie dirba, kiek jie padaro dėl jūsų ir tiesiog būkit draugiški. Būkit draugiški, nu va, kaip matot, koks jums gražus palinkėjimas visiems. Na ir paskutinis klausimas. Jau paskutinis, jau į pabaigą, jau gali atsipūsti, Adelė, viskas gerai. Tai ar patiko tau šis pokalbis? Nu, žinok, labai patiko, labai džiaugiuosi, kad pakvietei. Labai džiaugiuosi, kad galėjau išsisakyti. Turbūt neišsisakiau dar turbūt 80%. Bet čia, kaip sakant, mes palikim diskusijom kokiom. Tikrai pakalbėsim, aš manau, dar. Tai sakau ir tikiuosi, kad nenumirs šitą laidą ir kas nors kitas pasisakys dar daugiau. Kad užpildytume 100% viską. Jo, kad iš visų surink po truputį įvairias nuomonės, nes manau, kad kiekvienas žmogus turi savo nuomonę ir tiesiog reikia mokėti priimti skirtingas nuomonės ir mes neprivalom visą laiką sutikti su jom. Nu, dažniausiai kažkaip man pakliūna visi mano pašnekovai, aš su visų sutinku nuomonėm, nežinau kodėl, bet aš tikiuosi, kad bus bent vienas pašnekovas, kur nesutiks ir sakysiu, ne, tu neteisus esi, ne taip. Bet dabar nebe tai. Nu, tikėkime, kad sutiksi su daugelio nuomonė, o sakau, svarbiausia reikia dalykus, nebijot, rizikuoti gyvenime ir tikrai padarysi daug. Girdėjot, užsirašom.
Čia labai daug Adelė visko pasakė. Tikiuosi, labai daug užsirašę dalykų įsisavinote. Gal kažkiek reikės laiko, jeigu ką, nebijokit, bus įkelta į YouTube šitas video, tai pamatysite ir ten. Tai norėčiau pirmiausia padėkoti mamukui, Adeliai. Jos vardas Adelei, primenu, jeigu kas dar nežino. Štai, kad sutikai dalyvauti, kad nepabijojai. Atvykai netgi su kamera, faktas čia striginėjo, kliudė, nesvarbu. Kiek reikėjo, tiek žmonės išgirdo, kaip sakoma. Aš nesivelsiu tos trukdžius, viskas yra ok. Svarbiausia, sutikai, atėjai, mes pasiruošėm, pakalbėjom ir aš tuom labai džiaugiuosi. Tai ačiū tau, mamukai Adelė, kad buvai čia. Nėra už ką, ačiū, kad buvau pakviesta. Nėra už ką. Tam ir pakviečiu, nes esi tikrai įdomi asmenybė ir žinojau, kad tikrai turėsim labai fainą pokalbį. Tai va. Labai gerai. Labai gerai. Tai norėčiau padėkoti ir kiekvienam žiūrovui, kuris atėjo dabar gal į streamą, kažkas gal žiūri per YouTube. Tai ačiū kiekvienam, kuris žiūrėjo, kuris klausėsi. Ir išklausė iki pat galo, nežinau, trumpas ar ilgas jums šis pokalbis, bet tikiuosi jis buvo naudingas ir informatyvus jums ir galbūt kažkokių idėjų pasisemsit ar informacijos, nu žodžiu, kad kažkas bent 1%, jeigu buvo naudinga, vadinasi viskas liuks. Šiai minutiai norėčiau atsisveikinti su mamuku, tai ačiū mamukai už pokalbį ir sakysiu tau iki greito. Atia. Iki.